Labadiena. Antrą dieną iš eilės vertybinių popierių biržose stebime indeksų griūtis. Žaliavų gamintojų bei finansinių kompanijų akcijų kainų kritimas tempia tiek Azijos, tiek Europos indeksų žemyn. Investuotojai traukiasi iš turimų pozicijų baiminantis recesijos, kas lemia mažėjančius pardavimus bei darbuotojų atleidimus. Juodoji aukso kaina kiek šoktelėjo į viršų. Tam įtakos turėjo JAV skelbti geresnį nei tikėtasi pramonės gamybos rezultatai. Be to yra viliamasi, kad naftos paklausa bus didesnė nei prognozuojama. Pabaltijo akcijų rinkų indeksai degė raudona spalva. Investuotojai apimti neigiamų nuotaikų traukiasi iš visų įmanomų pozicijų, o buvę vietiniai spekuliantai taipogi mažina savo aktyvumą. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas grimzdo žemyn net 4,28%. Šiandien biržoje stebėjome rinkos dalyvių reakciją į Lifosos vakar skelbtus veiklos rezultatus bei pardavimų prognozes, kurie, kaip ir buvo galima tikėtis, nebuvo džiuginantis. Akcijų kaina krito beveik maksimaliai iki 19,08 litų, o paklausa šioje pozicijoje ilgą laiką buvo nulinė. Paklausos nebuvimu ir dideliais kainų kritimais pasižymėjo bankinio sektoriaus atstovų, Ūkio banko bei Snoro akcijos kritusios virš 13%. Bendrovei Sanitas vakar paskelbus apie nuostolingą trečiojo ketvirčio veiklą, akcijų kaina šiandien kristelėjo neženkliai, vos virš 1%. Daugiau kaip 2 milijonų litų apyvartą pasiekė prekyba TOLT akcijomis, kurios ir toliau fiksavo rekordinį daugiau nei 5% kritimą žemyn. Bendra biržos apyvarta šiandieną buvo virš 5 milijonų litų. O Rygos vertybinių popierių biržoje ir šiandien buvo nedarbo diena. Talino vertybinių popierių biržos indeksas panašiai kaip ir Lietuvos smuktelėjo 4,78%. Indeksas žemyn labiausiai tempia virš 7% kritusios Tallink Group bei nedaugiau kaip 10% žemyn garmėjusios Olympic Entertainment Group akcijos. Be to pastarųjų kaina labai menkina prasta situacija azartinių lošimų operatorių rinkoje. Šiandien apyvarta buvo kiek didesnė, daugiau kaip 2 milijonai eurų, tačiau bemaž visa priklausė Tallink Group tiesioginiams sandoriams, kuriais buvo perleista net virš 6 milijonų šių akcijų. Šiandieną naujienų tiek, iki rytojaus.